Kalbant apie propriocepcinę sistemą, mes kalbam iš esmės apie tam tikrą, žmogaus kūno žemėlapį. Be šitos propriocepcinės sistemos mes tarsi būtume be to žemėlapio. Galim tiesiog pamėginti užsimerkti ir pajausti savo kūną. Tai yra mūsų žemėlapio supratimas. Propriocepcija duoda mums supratimą apie žmogaus kūno giluminius jutimus. Ir kai kalbam apie tam tikrus iššūkius, su kuriais susiduria vaikai, jaunuoliai, kurie turi tam tikrų propriocepcinių sutrikimų, tai pirmiausia, aišku, tai labai svarbi sistema ir dėmesio sukaupimui. Tai simptomai šios sistemos sutrikimų gali būti, tai tarkim, tam tikri atsitrenkinėjimai į daiktus, tarkim, eina kambaryje ir atrodytų, kad nemato, kad yra stalas, ar ne, ir vis užkliūna kažkur. Durų staktą, atrodo, kad durys plačios, bet vis tiek yra tarsi sunku įtaikyti, ar ne. Gali irgi būti atsitrenkimų į kitus žmonės, gali inicijuoti tai. Taipogi, kiti tokie simptomai, tai būtent gali būti kūno suglebimas, labai sunku ilgai sėdėti vienoje vietoje arba tiesiog keičiasi kūno padėtis, norėtų tarsi prigulti. Gali mėgti namuose, pavyzdžiui, gulėti kuo plačiau arba ant pilvo ir dar aišku, jeigu turi kokią priemonę kaip telefoną ar planšetę, tai gali tiesiog patikti labai skrolinti ar kažkuo tai domėtis, bet būtent tokioj padėty, pilnai atsigulus, galbūt galvą parėmus, tiesiog į grindis. Taipogi gali būti taip, kad pasireiškia ir kiti tokie simptomai, tai tarkim garsus kalbėjimas, pieštuko perspaudimas ir tai labiau susiję būtent su tais giluminiais jutimais, kada vaikas jaunuolis negali kontroliuoti savo jėgos to pojūčio. Ir kadangi pats turi tam tikrus silpnesnius jutimus, tai gali ir silpniau reaguoti tam tikrą sužeidimą, įsidaužia kažkur tai ir tarkim atrodo, kad verkia arba reaguoja ženkliai menkiau negu kad yra sužeidimas arba kad buvo kažkoks tai smūgis nukritus nuo dviračio ar panašiai. Taipogi atrodytų iš išorės tarsi kaip lėtesnis, vangesnis vaikas ir tokius tam tikrus išorės elgesio požymius galim pastebėti. Valgant dažniausiai netgi ankstyvoje raidoje matom, kad labai tarsi toks netvarkingas valgymas ir jeigu valgo kokią bandelę, tai atrodytų, kad tie trupiniai visur aplinkui ir pabiro ir tiesiog visur pilna to maisto likučių. Tai yra dažniausiai dėl to, kad būtent yra sunkumai giluminių pajautimų ir akių rankų sujungimo. Tai yra, kuomet mums reikia ar tai šaukštą pridėti prie burnos, arba, pavyzdžiui, puodelį prie burnos. Visą tai mes darom nesąmoningai ir dėl to, kad mūsų sensorinės sistemos veikia ir integruoja šitos impulsus teisingai, mes tai galim padaryti. Net užsimerkę galim paimti puodelį vandens ir atsigerti. Vaikai, jaunuoliai, kuriems pasireiškia šitą problemą, šito negali ir jiems dar daugiau reikia jungti regą, kad teisingai pakelti tą puodelį prie lūpų. Kai kalbam apie propriocepcijos sensorikos sutrikimą, tai dažnai propriocepcinė sistema susijusi su tam tikrom išreiškiamom elgesio problemom. Kadangi propriocepcinė sistema susijusi su giluminiu pajautimu ir būtent to stipresnio impulso paieška, kada vaikas, jaunuolis, nejaučia švelnaus prisilietimo, tai yra, jeigu mes tiesiog paliesim, jam reikia ženkliai stipresnio paspaudimo, net labą sakant, reikėtų stipriau spustelti sąnarių zoną tam, kad jisai gautų tą tokį impulsą, kad tikrai mes pasisveikinom. Nes, galim sakyti, kad propriocepcinė sistema fiksuoja šiek tiek mažiau, lėčiau tam tikrus impulsus, kurios gauna mūsų kūnas. Reiškia, mums reikia tos kompresijos daugiau, reikia į tai atkreipti dėmesį. Kai šita sistema siunčia mums tas raudonas vėliavėlės, tai reiškia, tas ąsotėlis mūsų yra neprisotintas, kas atsitinka?
vaikas gali pradėti ieškoti, kur patenkinti savo sensorinį iššūkį. Jam šito reikia, jam reikia giluminio pajautimo. Galbūt kūno kompresijų jisai negavo, tam tikrų veiklų, kur daug kontaktinio sporto, kur daug giluminių įkrovimų, tempimo pratimų jisai nelanko ir, jo sensorinė sistema pradeda signalizuoti apie tai, kad tu susirink tuos impulsus iš aplinkos. Tai kartais matom tokį reiškinį, kad vaikai, kurie ypač sensoriškai ieškantis, jie labai greitai perpranta, kad, jeigu aš trinktelsiu kokiam bendramžiui, labai greitai gausiu atgal tą tam tikrą tokį trinktelėjimą. Ir tai veikia kaip tam tikras paskatinimas. Dėl to visada dirbant su propriocepcinės sistemos sutrikimais, tikslas yra būtent duoti giluminės kompresijas, tempiamuosius judesius, įkrovimus propriocepcinę sistemą, tik tai per pozityvų elgesį ir per pozityvius kažkokius išreiškiamus socialinius simptomus. Kai yra, probleminis elgesys, tuomet mes be jokios abejonės turėtume labiau pasakyti stop, negalima, taipogi galbūt tam tikrais kartais ir ignoruoti tokį elgesį, naudoti nukreipimo strategijas, tam, kad išeliminuoti šitą problemą. Nes propriocepcinė sistema dažnai susijusi gali būti būtent su dažnesniu galbūt mušimuose, fizinio kontakto norėjimu, ypač jeigu vaikas supyksta, susierzina, būna, kad, pavyzdžiui, trinkteli ir mamai, tėčiui ir tokiu būdu tarsi ieško kuo greičiau savo stimulo patenkinimo. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ankstyvoje raitoje, ką irgi tenka pastebėti, tai tarkim vaikos gali būti specialus nukritimas ant grindų. Ir toks tikslas nukritimo, tai aišku, kad tai yra smūgis, vaikas krenta ant žemės ir jisai šiek tiek jau gauna propriocepcinio stimulo, jis jau, tam tikrą tokį saldainį gavo. Ir kitas dalykas, tai ką daro tėvai, ką daro aplinkiniai žmonės ir jeigu kažkas jį ima už rankų, pavyzdžiui, tempia, kad jis atsistotų, sako, tu stok, ar ne. Kas vyksta? Mūsų propriocepcinė sistema tempimo judesyje gauna labai labai didelį tokį įkrovimą, ko pasekoje tai yra labai didelis saldainis ir aišku vaikas kitoj aplinkoje, kitoj situacijai, kai jam vėl trūks propriocepcijos impulso, jisai darys lygiai tą patį, nes už tai jis gaus saldainį. Judesio apimtį, judesio kokybę, raumenų tonusą. Taip, nuo pirmų dienų mes žinom, kad ir tėvam informuojam, kad iki 3 mėnesių yra fiziologinis raumenų tonuso padidėjimas ir aišku yra, sakykime, nuokrypiai, kada yra per žemas, hipotonija, kada yra per didelis, bet tas fiziologinis raumenų tonusas leidžia kūdikiui pačiam adaptuotis prie gravitacijos, padeda pajausti judesį, išmokti judesį ir kitą kartą perdėtai tėvai, būna ir specialistai, kreipia dėmesį, būtent akcentuoja, kad tas raumenų tonusas yra padidintas. Taip, tai yra kūdikiui yra paliktas laikas tą raumenų tonusą pačiam susinormalizuoti. Taip, bet mes vertinam judesio kokybę, judesio simetriškumą, kaip jisai juda ir su kuo mes susiduriam, ką mes pastebim, kad ir tėvai kreipiasi, kad kitą kartą kūdikis atlieka tą patį judesį. Nuolat, pavyzdžiui, 3, 4, 5 mėnesiai, jisai keliasi, kaip tėvai identifikuoja, jis nuolat daro atsilenkimus. Tai jau mums signalizuoja, kad propriocepcinė sistema
Jisai nuolat nori būti būtent toj, jisai nori to kontakto, nori tos stimulacijos ir jisai nuolat atlieka būtent tą, kaip pavyzdys šiuo atveju, tą atsilenkimą. Jisai keliasi, jam atsikelti neišeina, nes pagal amžių, pagal motorinę raidą jam tos, sakykime, nepriklauso atsisėsti iš aukštielnikos padėties ir jisai nuolat keliasi. Ir kitą, ką sako, tėvai mus vargina, nes mes, kai sakyt, nuolat jisai stimuliuojasi, tada jisai išvargsta, pervargsta, yra tada, kaip sakyt, ta hiperstimulacija, jisai įsiverkia, sunku nuraminti. Tai mums jau yra signalas kineziterapeutam, kad su proprioceptinė sistema kažkas yra negerai, jam reikia nuolatų stimulų. Taip pat lygiagrečiai tėvai, sakykime, išreiškia tokį, sakykime, ne tai kad nuogąstavimą, bet viena iš tokių, kas jiem, sakykime, keistai atrodo, kad jis nuolat nori, kad jis būtų suspaustas nuo mažų dienų, kad jisai nori gulėti nuolat ant krūtinės, jis kitaip neužmiega, jis užmiega tik ant rankų, reikia stipriai suvystyti, suvinioti ir būtent tik tai tokią pozą ir ne kitokią pozą. Taip, nors mes, sakykime, pirmaisiais mėnesiais mokom tėvus, kaip teisingai nešioti, kad nebūtų asimetrijų, kad raumenų tonso, disbalanso nebūtų. Taip, bet sako, neveikia. Neveikia, todėl, kad jis tik taip ir ne kitaip ir, pavyzdžiui, guli, riečiasi atgal, ar ne? Jisai užmiega tik išsirietęs atgal. Jam reikia va tos įtampos, jam reikia, kad tie audiniai, minkštie audiniai būtų ištempti, atipinės tos padėtis. Ir tai jau mums yra signalas, kad yra kažkas negerai su sensorinė sistema. Ir jeigu mes pabandom jį sakykime, pozicionuoti į tą tipinę padėtį, kad aktyvuotųsi tie raumenys, kurie turėtų, kad jis nesiloštų atgal, mes gaunam priešingą efektą, jisai sudirksta, susitrigerina, jis nenusiramina ir tada mums jau tėvai klauso, kaip mums tada migdyti, tada mes jau ieškom išeičių, gal ne per tokias drastiškas, kad kai jis yra komforto zonai, kai yra teigiama nuotaika, kai yra budrus, po truputį, sakykime, varijuoti su kampu, su nuožulnumo kampu, sakykime, su tuo ištempimu. Tai va, iš kineziterapinės pusės tokie dalykai. Kaip sekasi kirpti plaukus, nagus? Nekirpamės plaukų. Nes Akropolį visi mus pažįsta, bet visi kart, kurie nepažįsta, sako, kokia čia graži mergaitė. Mes tie maugliai, mes nekirpam plaukų. Iš tikrųjų buvo problema. Sunkiai mums sekėsi pačioj pradžioje plaukus kirpti. Po to tokia sugalvojau, kad aš kitokio vaiko mama, tai kitoks mano ir vaikas. Pradėjom tiesiog auginti plaukučius, kaip nes esu mačiusi gražių vaikinų, kurie būna su ilgais plaukučiais. Ir turėjom tos ilgus plaukus ir buvo momentas, 4 gal metukų, buvo perkrova, jis išsirovė plaukus. Jisai pradėjo rautis labai stipriai plaukus, galbūt nerimas buvo einant į darželį. Ir jis gerą kokštą buvo įsirovęs, tai mes nukirpom tuos plaukus. Paskui vėl po truputėlį ėjo tie plaukai, vėl, nežinau, kirpyklos mums nepatikdavo iš tikrųjų, kiek kirpdavomės ir nesėdėdavo visą kitą. Ir tiesiog jis kitoks, su ilgais plaukais, kurie susukti į kuodą. Vaikų poreikiai, vaikų kūnai, vaikų nervų sistemos yra labai individualios. Tarp kitko, neuromoksluose vaikų nervų sistema yra vadinama platforma. Tai platforma gali būti tvirta, tai kas yra platforma, tai autonominės nervų sistemos būklė. Ir ta būklė gali būti tvirta arba gali būti pažeidžiama. Tai pažeidžiama, kai vaiko kūnas susiduria su signalais, kuriuos jisai vertina kaip grėsmingus jam. Ir tada automatiškai įsijungia ta dūmų sistema, detektorių sistema ir vaikas sureaguoja būtent principų kovok arba bėk, arba tiesiog jisai reaguoja elgesio ar emociniais iššūkiais, būtent netinkamų elgesių arba netinkamomis kabutėse, sakau, tokio emocijomis. Uoslė. Vienas iš sensorinių stimulų, tai jeigu imti
pačią pradžią, toks akivaizdus pavyzdys, tik gimus naujagimiui, uždėjus naujagimį ant mamos pilvo, jisai, tai yra uoslė, tai vienas iš tų analizatorių, kur nosyje mes turim be galo daug nervų, tų svogūnėlių, kur atsakingi už uoslę. Ir įsivaizduokit, kūdikis naujagimis yra toks gležnas, bet ant tiek stiprus, kad jisai refleksiškai šliaužia iki mamos krūties, užuodžia ją ir ieško krūties ir pradeda žįsti. Taip? Ir toliau seka tas skonio sensorinė ta sistema ir jisai, būtent tie pirmieji gurkšniai to pieno leidžia jam, sakykime, atgauti jėgas, sakykime, ką jis patyrė būtent ateidamas į šį pasaulį. Būtent su skoniu, su uoslė kineziterapija mes susiduriam tokiose situacijose, kada mes pastebim, kada kūdikis nuolat kiša žaislus, kumščius, pirštus į burną. Vėliau tai ir, sakykime, ir tėvai nusiskundimus išreiškia su nevalgomais ir valgomais dalykais, sakykime, taip. Tai nuo 2 mėnesių, kad kūdikis kiša į burną, tai yra norma, normalu, bet mes vėliau pamatom, kad tai pradeda trukdyti tolesniai raidai, nes jis turi fokusuotis į aplinką, sekti, kas vyksta aplinkoj, žmonės, daiktai kažkokie, žaislai, kažkokios šviesos, tas pats garsas. Ir mes pamatom, kad jis užsiciklina ant to kišimo, tai yra tas perdėtas stimuliavimasis, tas pats yra su žaislais, kad jis nuolat kiša į burną ir jisai, sakykime, apie 5 mėnesį jis turi analizuoti, iškėlęs tą žaislą, laikydamas rankoje, tai yra žvilgsnis, fiksacija, ir jis turi išanalizuoti, jis turi perimti į kitą ranką ir iš visų pusių ir per tą patį, tėvai sako, kiek jis gali tą patį žaislą analizuoti, bet tai yra ženklas, kad jis sufokusuoja, jis išlaiko dėmesį, sukoncentruoja ir analizuoja kiekvieną dieną vis iš skirtingo kampo. Taip? Jisai suvokia, kad gali taip paimti, pakelti aukštyn, pakelti į šoną, numesti. Tada mes ką pastebim, kad yra vaikų, kad pradeda nuolat daužyti ir kitą kartą stipriai daužo. Ir tada mes vėl grįžtam prie, kad ta propriocepcinė sistema pas jį yra per daug užaštrinta ir jisai nuolat daužo ir kuo garsiau jisai atrodo, jisai nesaugo, jisai neapskaičiuoja tos jėgos. Tai va čia mes ir susidurėm, kad ta proprioceptinė sistema yra per daug, sakykime, yra hiper, sakykime, tam fone. Ir tas pats vėliau persiduoda, sakykime, metai, 1,5–2, kada išeinam į darželį. Ir tada iš ugdytojų mes gaunam tokį kaip atsiliepimą, kad jisai muša vaikus. Jis skanda vaikam, jam neišeina sukomunikuoti ir kineziterapija, jeigu mes turim grupinius užsiėmimus, mes pamatom, kad menkas dirgiklis gali būti, sakykime, kvapas priemonės, kineziterapinės priemonės, nes yra, sakykime, daugumos, plasmasės, gali nepatikti, apšvietimas, daug spalvų, daug garsų, sakykime, grupiniai mankštoj arba sportiniai veikloje. Ir jisai atsitrenkia dažnai vaikus. Ir tada vaikai pyksta, atgal, sakykime, būna grįžtamoji ta agresija, ar ne, kad jis specialiai trenkėsi į mane, bet jam taip neišeina, jis ieško to stimulo, jis ieško to suspaudimo, jis ieško to kontakto. Taip. Iš kitos pusės, kai yra hipo, sakykime, kai yra per mažai tos propriocepcijos, jie aplamai vengia judesio. Ir mums tada kineziterapeutam kyla iššūkis, nelygų koks amžiaus tarpsnis, kad jiem yra gerai gulėti, jie nenori judėti, jie nenori verstis, jiem nesužaidžia tas dalykas, kad
kažkas suskambėjo, kažkas, sakykime, spalva kažkokia, judesys, žaislas pajudėjo, parėdėjo kamuolys, jiem yra gerai. Jie gali gulėti ištiesas dienas ir spoksoti kažkur ir jiem yra gerai. Taip? Ir mums tada kineziterapeutam iššūkis yra, kaip sumotyvuoti vaiką, kad jis atrastų tą judėjimo džiaugsmą, kad jis bandytų verstis, kad jis bandytų ropoti, kad jam smalsu būtų stotis, eiti, bėgti. Su vyresniais vaikais jie nenori įsitraukti į pratimus, į žaidybinę veiklą, lipti kopėtėliam, toliau eiti per soliuką, jiem kyla baimės, jeigu vestibulinė sistema yra sutrikusi, jiem yra baisu užlipti ant soliuko, nušokti, jiem yra baugu, jiem kelia nerimą, stresą, jeigu yra nestabili plokštuma, pavyzdžiui, ant kamolių, būtent kineziterapinių kamolių, taip, ant batuto, priešingai. Jeigu mes turim su hiper, sakykime, propriocepcinė sistema, tai mums kaip tik ir tėvam rekomenduojam, kad jis turi išsikrauti, jis turi gauti tą stimulą, tą judėjimo stimulą, jeigu jis yra hiperjudrus, jam reikia to judesio. Tai pertraukėlių metu ir namuose, sakykime, ugdymo įstaigų rekomenduoti batutas, kad jis atsitrauktų ir išjudėtų tą visą tą.